Na ką, kolegos, tęsėme toliau pažintį. Einame, kaip matote, už mūsų, už sienos, už tvoros. Matosi labai įspūdingas, galingas pastatas. Tai menantis iš tikrųjų labai ne vieną dešimtmetį, ne vieną 100 metų. Tai kažkada tai savų laikų šičia buvo pastatyta būtent tabako gamykla. O tabako gamykla buvo pastatyta vien todėl, kad kol atvykdavo tabakas į Europą iš Kubos ir iš kitų šalių, tiesiog jisai būdavo sugedęs, blogas, supelyjęs, netinkamas vartojimui. Tai ispanai, norėdami perimti visą tabako valdymą, ir kaip žinot, 200 metų Ispanija ir valdė, praktiškai visą tabako kontrolę turėjo savo rankose, pastatė tabako gamyklas, tabako taip pat vyko didelį įmonę. Ir šičia pagrindė dirbo egiptiečiai, kas įdomiausia ir skaudžiausia, kad egiptiečiai dirbdavo už kelias kapeikas, už kelius grašius. Ir egiptiečiai, norėdami šitaip užsidirbti papildomai pinigų, jie tiesiog mėgindavo pavogti ir išsinešti tabaką ir parduoti centre. Kaip kas esate buvo Kubai, ko gero gerai prisimenate, sutinki mieste vietį kubietį ir sako, my friend, I have good cigar only for you. Tai panašiai principų veikia ir šičia, tik tai įdomu tai, kad pareigūnai, kurie pagaudo vagiančius darbuotojus tabako, tenais yra gale yra buvusios celės, buvęs kaip ir kalėjimas, ir tenais žmogus, darbuotojas turėdavo 2-3 praleisti kalėjime, o po to 5 dienas nemokamai dirbti. Dabar tai yra didelis universitetas, iš tikrųjų labai gražus, vidus sodas, yra labai fantastinio grožio, teritorija irgi labai faina, tikrai kviečiu, užsukim, aplankykim.